Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Būsto nuomos kainai Vilniuje pasiekus rekordinės aukštumas, pritrūko pinigų kompensacijoms už nuomą. Jei praėjusiais metais tokiu metu kompensacijos prašė daugiau nei 3000 vilniečių, dabar prašytojų gretos išaugo dvigubai. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovo, toks kompensacijos prašančiųjų skaičiaus augimas suformavo dvi problemas, dėl kurių ir nepavyksta kompensacijų išmokėti laiku. Viena vertus ilgai užtruko prašymų nagrinėjimas, kita vertus lėšos nesuplanuotos iš anksto. Beveik visos savivaldybės jau priėmė sprendimus kurti sveikatos apsaugos ministerijos inicijuojamus sveikatos centrus. Nesutariant medikams, Kaišiadorių savivaldybės tarybos sprendimą atidėjo, be to pasak vicemero kyla klausimų ir dėl menko tokio centro finansavimo. Nors centrai kuriami, nuomonės, ar tikrai pagerės paslaugos pacientams ir medikams, išsiskiria. Kol kas ne viena savivaldybė nepateikė paraiškų sveikatos centrų finansavimai gauti. Specialiųjų tyrimų tarnyba kritikuoja Vilniaus savivaldybės tarybos pakeistą tvarką dėl architektūrinių konkursų, nes tai didina korupcijos riziką. Atlikus teisės akto antikorupcinį vertinimą nustatyta, kad sprendimo nuostatomis galimai nepagristai siaurinamas architektūros įstatyme nustatytas statinių, kurių projektams turėtų būti rengiami architektūriniai konkursai sąrašas. Atlikus antikorupcinį vertinimą taip pat nustatyta, kad teisės akto nuostatos įtvirtina ir kitas aukštesnės galios teisės aktuose nenumatytas galimybės neorganizuoti architektūrinių konkursų, kai jie yra privalomi. Vyriausybė patvirtino didesnius periodinių leidinių pristatymo kaimiškose vietovėse, taip pat miesteliuose bei mažesniuose miestuose tarifus 2024 metams. Miestuose, kur paslaugos prieinamumas patogesnis, tarifai kils vidutiniškai apie 15 centų, o kaimiškose vietovėse apie 5 centus. Susisiekimo ministerija pranešė, kad augant ekonomikai ir atlyginimams, bet kasmet mažėjant prenumeratų skaičiams, tarifų perskaičiavimas būtinas. Vien per 2023 metus stebimas beveik 30% prenumeratos mažėjimas. Anot ministerijos dėl to numatyta skirstyti periodinius leidinius pagal vienetus, o ne pagal svorį. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba aiškinasi, ar nepriklausomi tiekėjai taikė pagristus mokesčius įmonėms, joms nutraukiant elektros tiekimo su fiksuota kainos sutartis, sako energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas. Pasak jo, elektros tiekėjai dar nėra pateikę pakankamos informacijos. Energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas pažymėjo, kad nuo birželio naujose sutartise netesybos buitiniams vartotojams ir smulkioms įmonėms nebėra taikomos. Griežtesni reikalavimai kvapo koncentracijai gyvenamosios aplinkos ore įsigalios 2 metais vėliau, nuo 2026 metų sausio 1 dienos. Kaip praneša sveikatos apsaugos ministerija, toks ministro įsakymas sudarys galimybę suderinti visuomenės ir įmonių interesus dėl visuomenės sveikatos saugos užtikrinimo, žemės naudojimo, ūkinės veiklos vykdymo galimybių, nustatant ir registruojant sanitarinės apsaugos zonas, kurių vienas iš nustatymo kriterijų yra kvapo normatyvas. Vyriausybės posėdyje pritarta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymams šalpos pensiją skirti ir mokėti nepaisant to, kad jų gavėjai dirba. Taip pat teisė į šalpos negalios pensiją įgis ir tie asmenys, kurie bus pripažinti netekusiais 45-55% dalyvumo po 24 metų sukakties dienos. Be to bus suvienodintas šalpos negalios pensijų dydžių nustatymo principas, todėl daliai asmenų augs šalpos pensijos. Šiaurės Korėja ir Rusija ketina toliau intensyvinti savo bendradarbiavimą. Per abiejų aukštų šalių vadovų susitikimą aptartos ir patvirtintos priemonės skirtos atgaivinti ir plėsti visapusiškus dvišalius mainus ir bendradarbiavimą įvairiose srityse.
Kinijos vadovas viršūnių susitikime perspėjo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą nutraukti ginklų tiekimą Taivanui, tačiau sutiko atnaujinti aukšto lygio abiejų šalių karinių pajėgų bendravimą, pranešė Pekinas. Abu lyderiai susitarė lygiavertiškumo ir pagarbos pagrindu atnaujinti aukšto lygio karinių pajėgų bendravimą. Kalifornijoje vykstančiame viršūnių susitikime jie taip pat susitarė surengti bendras vyriausybinės dėrybas dėl dirbtinio intelekto naudojimo, taip pat suformuoti bendradarbiavimo kovoje su narkotikais darbo grupę. Be to, abu vadovai įsipareigojo stengtis nuo kitų metų pradžios didinti reguliarių keleivinių skrydžių tarp abiejų šalių skaičių. Jungtinių valstijų kongresas priėmė laikiną finansavimo įstatymą, kad federalinės agentūros veiktų dar 2 mėnesius ir būtų išvengtas skausmingo vyriausybės įstaigų uždarimo šventinių padėkos dienos laikotarpiu. Tačiau į susitarimą neįtraukta pagalba karo draskomai Ukrainai ir Izraeliui, kurios prašė prezidentas Joe Bidenas. Norvegijos vyriausybė paskelbė apie didžiulės investicijas į oro gynybą. Ministras pirmininkas sakė, kad 12,5 milijardo kronų, tai yra daugiau nei 1 milijardo JAV dolerių investicija į oro gynybą, yra didžiausia per 30 metų. Už šios pinigus bus perkamos trumpesnio, vidutinio ir ilgojo nuotolio tarp žemyninės NASAMS oro gynybos raketos, taip pat paleidimo įrenginiai ir ugnies valdymo centrai. Serbija pasirašė susitarimą dėl gamtinių dujų importo iš Azerbaidžano. Tai buvo atvertas kelias nutraukti beveik visišką Serbijos priklausomybę nuo rusiškų dujų. Serbijos energetikos ir kasybos ministrė per vizitą Baku pareiškė, kad Serbijos ir Azerbaidžano dujų kompanijos pasirašė komercinę sutartį, kuri leis serbams importuoti iš Azerbaidžano iki 400 milijonų kubinių metrų gamtinių dujų. Jungtinių tautų branduolinės priežiūros tarnyba pranešė, kad Irano sprendimas atšaukti kelių inspektorių stebinčių Teherano branduolinę programą akreditaciją buvo kraštutinis ir nepagristas, bei turėjo tiesioginės įtakos agentūros veiklai. Be to tarnyba pranešė, kad Teherano sodrinto urano atsargos daugiau nei 22 kartus viršija 2015 metų Irano ir pasaulio galybių susitarime nustatytą ribą. Lenkija, siekdama sustiprinti karinį jūrų laivyną, stato antrąjį radioelektroninės žvalgybos laivą. Gynybos ministras teigia, kad abu laivai padidins karinio jūrų laivyno žvalgybos pajėgumus. Laivai turi būti pristatyti 2027 metais, jie skirti žvalgybos operacijoms, apimančioms regionų, kuriame jie dislokuoti stebėjimą, naudingos informacijos rinkimą. NATO paskelbė, kad nupirks 6 lėktuvus Boeing ir jais pakeis savo senstančių žvalgybinės išankstinio perspėjimo ir kontrolės sistemos lėktuvus, pastiprindama galimybę stebėti iš Rusijos kylančias grėsmes. NATO nurodė, kad šis narių bendras įsigijimas yra vienas didžiausių aljanso pajėgumų pirkimų. Sportas. Kauno Žalgiris patyrė 4. pralaimėjimą iš eilės Eurolygoje. Kazio Maksvyčio auklėtiniai po įtemptos kovos Atėnuose 71-73 nusileido Atėnų Panathinaikos komandai. Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos Baskonija pademonstravo galingą žaidimą kovoje su vienais iš Eurolygos lyderių. Baskai 94-71 sutriuškino Roko Jokubaičio atstovaujama Barcelona. Sedekerskis pergalingame mače žaidė 30 minučių, surinko 9 taškus, atkovojo 12 kamuolių, atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir užfiksavo 19 naudingumo balų. Miunchene įvyko intriguojanti akistata tarp Bayern ir Belgrado Partizan. Rezultatyvioje dvikovoje 94-85 triumfavo bavarai. Bayern ekipa su šia pergale nutraukė 4 pralaimėjimų seriją.
Kaune penktadienio naktį termometrai fiksuos -1, o dieną 1 laipsnį aukščiau nulio. Šeštadienį dienos metu numatoma nulinė temperatūra, o sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 1 laipsnį šilumos. Vilniuje penktadienį nakties metu prognozuojamas 2 laipsnių šaltukas, o įdienojus nulinė temperatūra. Šeštadienį dienos metu termometrai fiksuos -1 laipsnį, o sekmadienio dieną numatoma 0 laipsnių, galima šlapdriba. Klaipėdoje penktadienio naktį oro temperatūra svyruos apie -1, o įdienojus bus 1 laipsnis šilumos. Šeštadienį dienos metu prognozuojama nulinė temperatūra, o sekmadienio dieną temperatūra svyruos apie 1 laipsnį šilumos. Šiauliuose penktadienį nakties metu prognozuojama -3, o įdienojus numatomas 1 laipsnio šaltukas. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos -2 laipsnius. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra bus apie 0, be kritulių. Panevėžyje penktadienio naktį temperatūra svyruos apie -3, o įdienojus 0 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojamas 1 laipsnio šaltukas, o sekmadienį dienos metu termometrai fiksuos 0. Utenoje penktadienio naktį termometrai rodys -3, o įdienojus -1 laipsnį. Šeštadienio dieną numatomas taip pat 1 laipsnio šaltukas. Sekmadienį dienos metu laikysis nulinė temperatūra. Alytuje penktadienio naktį prognozuojama -1, o įdienojus 1 laipsnis šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 0, o sekmadienio dieną numatoma 1 laipsnis šilumos, vyraus apsiniaukęs dangus. Marijampolėje penktadienio naktį temperatūra svyruos apie -1, o įdienojus prognozuojama 1 laipsnis šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 0, o sekmadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 1 laipsnį šilumos, be kritulių. Reklama. Šį mėnesį Norfa